Aš su Diana, man 25 metai, aš atvažiavau į Klaipėdos. Sportuoju, turiu OnlyFans, tą fansą, nes gal 10 merginų pasakys tau ne, bet gal 11 pasakys tai, bet jeigu tu nebandysi, tai... Taigi, labą dieną, Valerijus atvyko iš Vilniaus, 28 metai, visi žinot kaip iš Jungle Kingo, taigi pradedam. Visi vadina influencerių, bet aš pats savęs tokių nelaiku, bet visi kiti laiko, tai tegu laiko, aš irgi savai palaikysiu. Aš nuo gimimo esu hiperaktyvus, aš tiesiog, man kažkas ne tą pasako, aš iš karto užsidegu. Veikia laisvalaikį papasakok, ką visai daugiau noriu sužinoti. Einu į sporto salę. Taip. O daugiau, kaip ir nieko. O tu ką veiki? Ta pati kiekvieną dieną. Instagramas, vaikščiojimas, kalbėjimas su draugais buvimas ir visa kita. Nu tikrai tas balso tempas atrodė kažkur girdėtas, tai... O jisai, manau, iškart mane atpažino iš balso. A daug pasimatymų turėjai? Ta prasme, apie savo gyvenimą, kaip... Nu, ta prasme, per šį mėnesį. Per šį mėnesį vienas. Tai tas vienas dabar būtų? Ne, čia antras tada jau, sakykime. Jeigu čia skaitas kaip pasimatymas. Nu, kol kas skaitosi kaip pasimatymas. Nu, toks nestandartinis, sakyčiau. Tai viskas yra tavo gyvenime nestandartiška, kaip žinau. tu gali žinoti, jeigu mes nepažįstame? Kai tik tais Diana pasisveikino ir iš karto aš ją atpažinau vien iš jos balso, nes jinai tokiu storų balsų kalba, nes aš ją žinau iš TikToko ir iš viso kito, nes niekas TikTok'e taip nešneka, kaip jinai šneka. Kuo dirbi? Kuo dirbu, nedirbu. Toks mano darbas yra daryti reklamas Instagram'e. Tai kiek followerių? Žiūrint kur, TikTok'e ar Instagram'e? Nu, Instagram'e, tarkim. Nu, turėjau 30 000, pavogė, dabar susikūriau naują, vėl auga iki dabar beveik 13 000. TikTok'e 27 000, man atrodo. Tai ką į TikTok'ą keli? Kokiu pobūdžiu ten? Aš nelabai ką ir keliu ten į TikTok'ą, tik tai savo laisvalaikį. O į Instagram'ą ką keli? Tiesiog savo darbo nuotraukas. Tai dabar marketingų užsiimi? Nepasakyčiau, kad čia būtų marketingas, čia būtų laisvalaikis greičiau. Mano darbas yra mano laisvalaikis. O kas yra tavo laisvalaikis? Aš manau, kai atidengsi šitą šydą ir viską suprasim.